Sveiki, atsibudau ryte ir nerandu savo meistrelio. Eime ieškoti. Kur jis dingo? Sveikas, ką čia veiki? O, sveiki. Eime kavos. Sveiki. Palauk, pabaigsiu vieną reikalą. Čia pradėjau nuo ryto, anksti atsikėlę, šiandien nuo 6 ryto darau. Tai vat norėčiau pabaigti šitą reikalą ir tada galėsim gerti rytinės kavos. Va čia užsiėmęs tokiu reikalu, sugalvojau pakeisti pašiltinimo žvakes. Kaip sakoma, nelabai veikia, va, tik arčiau parodysim žmonėm, kad matytų. Čia aš visas pasitikrinęs, žinokit, laidą jau padėjau, nebeieškosiu, kaip pradedu veiksmas vykti. Parodau, kad žinotumėt, žvakės tikrinu taip. Pridedu laidą prie pliuso, pasiėmęs ilgesnį, su kitu laidu galiuku per galą žvakės. Jeigu nėra kibirkšties, nekibirkščiuoja, reiškia žvakė nebešildo. Tai va taip visas. Prie vienos laidą pridėjęs prie pliuso ir žvakės galiuko. Jeigu nekibirkščiuoja, viską žvakės keisti reikia. Tai va čia jau daug žvakių pakeičiau, liko tik viena. Nelaiko atėjai, būtumėm ir kitas parodėjau, kai tik baiginėjau. Šiaip parodau, kad žinotumėt, galima pakeisti ir neišėmus filtro, čia išiminėta guma, taip įsitraukti, tada galima čia žaisti. Bet geriausia būtų vienu metu, žinokit, kas jeigu planuosit keisti žvakės, tai planuokit pasikeisti ir filtrą, bus vienas ardymas. Filtrą išėmei, šlangą šitą pasitraukė, kamštukai nusiėmė, tada gražiai po vieną žvakę įsiemat. Tai va, esmė dar tokia, šitų žvakių, šitos labai pipkės, kaip jos vadinasi, net nežinau, lietuviškai, aš tai vadinu pipkiam, uždėtos, jos labai kietos, plasmasės, būna labai jaučio išlaužinėtos nuo senų laikų, tai va, vos gyvos jau tokios, tai bet dar man čia kaip darbiniai mašinai atlaikys tikriausiai. Tai va, ir tas pasidomėkit, nežinau, gal šiaip aš tai daryčiau sekantį kartą taip, pipkės iš vakaro šiltai mašinai bandyčiau nuimti, šiltas pipkės, o pačias žvakės keiščiau šaltam varikliui. Su protingu žmogum pasitarėm irgi, kad geriau metalas kaista plečiasi, tai geriau, kaip sakoma, šaltai. Tai pipkės nuimam iš vakaro šiltai, o šaltas žvakės išsakinėjam ryte, kai variklis būna atšalęs. Tai va, aš čia iškart pasakysiu, aš ne meistras, tik mėgėjas, nežinau, kaip čia kam kas gaunasi, man ten taip gaunasi, kitiem gal kitaip kažką daro, aš čia va, turiu visokių įrankių prisikonstravęs, va, šitą šlangą irgi dar. Va čia jinai, kad jums netrukdytų, čia atsisuka 13 galvute, turiu irgi. Radau pamestą, kart važiuodamas pasiėmiau, žiūriu, kaip tik tinka 13 galvutė čia. Atsuki šitą, čia biški pastumi, tą šlangą atsitraukia, filtras irgi ir siema tada, bet galite ir filtrą pasikeisti, čiukt. Ir viskas tada gražiai, tik su tom pipkiam atsargiai ir sako, su žvakiam labai reikia atsargiai. Tai va, liko paskutinė žvakė mum įsukt, labai noriu kavos. Tai va, skubėsim, va, dar čia parodysiu, turiu tokių va traktų visokių čia ant galiukų prisidėjęs, susidedi, susikonstruoji ant didesnio tokio, kad patogiau. Ir kaip sakoma, jos visos lūžta. 3 pakeičiau, nenulūžo. Va, liko 4. Kadangi čia tik tai 4 cilindrų, tai 4 žvakės sukasi, žinokit. Daugiau nepirkite, jeigu 4 cilindrų. Tai va. Nu va, įstatėm, bandysim atsukinėti, kaip sakoma. Bandysim atsukinėti, kad paskutinė žvakė. Lūš ar ne, mintyse galvokit. Kaip sakoma, dažniausiai būna paskutinė nulūžta. Bandau iš lėto, gražiai, svarbiausia raktas tiesiai stovėtų. Čia pasiėmė stipresnę, didesnę šitą suktuką ir bandom. Lūžta ar ne? Baisu. Dar susikaupimo minutę. Kažkas pasikirdo. Nežinau, ar pasigirdo lūžimas, ar pasigirdo atsukimas. Tai besukant ir pavasaris turėtų ateiti. Bandysime.
įsitraukia. Gražiai sukasi. Va, turime. Visas 4 turim gražiai. Tai va. Šiaip, čia gal dar galimėtų kokį tepalų sutepti specialių keramikinių įsukant, bet aš tai kaip išsukau, taip ir susukinėsiu, nes pritepsiu kokio nežinodamas tepalo, kad dar nesigautų didesnis, paskui nemoku kaip paaiškinti, koks nors kai gaunasi ir paskui dar daugiau prikeps. Tai va, įsukiam, žvakės tikrinkit taip. Sakau, pliusinį laidą pasiemat, ilgą, atsivedat kaip žvakė yra įsukta ir su galiuku laido kitų čia. Jeigu nekibrikščiuoja, žvakė perdegus. Tai va, turiu va, naują parodysiu, seną va, irgi. Tai va, tokie dalykai. Tai va, sudėti jau tikriausiai mokėsit, tik saugokit pypkės, saugokit žvakės, viskas kainuoja, taupykit, dirbkit daug ir gerai ir kokybiškai. Tai kad dabar eisim gerti karštos kavos, paskui įsuksiu. Tai va, gero darbo visiems, iki.